Kai važiuoju mocu ir klausausi kelio, dažnai į galvą pareina visokios mintys arba prisiminimai. Šitas vienas iš jų. Yra buvę, kad žmonės į mane pažiūrėdavo kaip į kokį banditą, o gal valkatą, vien dėl to, kaip atrodo ant moco. Vieną kartą dėl batono, dešrygalio ir poros skarbių alaus mane Airijoje apsupo 2 gardo ekipažai. Skamba kaip nesąmonė. Sekmadienis. Grįžtam su žmona iš kažkokio baikerių tūso. Visą naktį Airijos laukuose. Roko muzika, alus, laužas. Žodžiu, nors jau prasivartėm palatkėje visą dieną, bet šiek tiek pachmielas šalmas spaudžia. Mocas juodas, klasika. Abu su oda, šalmai, juodi akiniai. Įvažiuojam į savo miestelį. Tuo metu dar neturėjom tų visų pasikalbėjimų per šalmus. Ir iki šiol neturiu. Kai važiuoju, man patinka girdėti kelią ir motociklą. Todėl brangioji, kai nori kažką pasakyti, tiesiog barbena man į šalmą. Aš jau visas suirzęs. Ko? Sako. Užsukam į pardę, namuose duonos nėra. Dar kokį dešrygalį vakarieniai paimsim. Galvoju, zaebys. Dar alaus pasimsiu. Suku prie lietuviškos parduotuvės Purga. Privažiuoju, o ten prie įėjimo jaunimėlis stovinuoja. Bet žiūriu, žaliuzės nuleistos. Šūdas. Sekmadienį jie užsidaro anksčiau. Net nelipau nuo moco. Apsisukau ir nudūmiau į supervalų. Tie bedieviai dirba ilgiau negu kunigai meldžiasi. Susirinkom savo vakarienę. Batonas, dešrygalis, pienas ir aišku, poras skarbių alaus. Nes savaitgalį juk reikia pabaigti normaliai. Iki namų likę gal porą sankryžų. Važiuoju ramiai. Ir staiga iš priekio garda, iš galo garda, mirgalkės, sirenos, 2 ekipažai. Galvoju, jopšikma. Ko jiems iš manęs prireikė? Greičio neviršijau. Ant vieno rato nevažiavau, nieko nepridirbau. Sustoju, tiek kaip filmuose. Abu ekipažai sustoja, durys atsidaro, mentai iššoka kaip panagai, rėkia. Helmets off. Nusiimam. Pamato, kad gale sėdi moteris. Iš karto tonas pasikeičia. Can you open the bags? Atidarau. Tašės pilnos. Batonas, dešrygalis, pienas, alus. Nu žodžiu, pavojingiausia Airijos organizuota grupuotė. Galiausiai klausiu, vyrai, o kas čia per cirkas? Sako, gavom pranešimą apie įtartiną motociklą prie lietuviškos parduotuvės. Sakau, nu jo, buvau. Norėjau duonos nusipirkti, bet parduotuvė buvo uždaryta. Tie vienas į kitą pasižiūrėjo, atsiprašė ir palinkėjo gero kelio. Moralas? Kaip tik tuo metu buvo prasidėjęs Sons of Anarchy bumas, o televizorius po velnių yra velniškai geras mokytojas. Po kelių sezonų žmonės jau įsitikinę, kad jeigu važiuoja juodu mocu ir vilki odinę liemenę, tai arba vežioja narkotikus, arba ieškai kam pridaryti bėdų. O realybėj, tą dieną pavojingiausias daiktas mano tašėje buvo dešrygalis ir 2 skarbės alaus. Dėl todėl ir važiuojam, ne tik dėl kelio, bet ir dėl istorijų, kurias jis palieka.